darbas padėtų orientuotis vairuotojui, bet pagal ką jūs pats orientuojatės? Bet gaila nepasiėmiau pavyzdinės kelio knygos, kaip pavyzdinės iš anksčiau. Iš principo, jinai atrodo kaip jūsų blanknotas, tik tai ją sumažinkim ir jinai tokio formato. Ir čia yra 6, galima sakyti, paveiksliukai. Iš kairės pusės kilometražas, per vidurį paveiksliukai, tai yra kaip atrodo vienas ar kitas orientyras, arba pavojinga vieta, sutartiniais ženklais viskas pažymėta, sakykime, ten sankryžos, ar tai, sakykime, kalniukai, tai kaip omas, ta prasme, iš principo, tai vėlgi taip pat duobės, vėlgi kokios duobės, ar jos aštrios, ar jos neaštrios, matomos, nematomos, toliau eina sutartiniai ženklai, kurie nurodo paprastai santrumpas įvairių prancūziškų žodžių. Tai yra, sakykime, sankryža, įsišakojimas, kad ir ten kokie 3 keliai, kaip vėduoklė, pasirenki dešinį, toliau važiuoti maždaug azimutas duodamas, nes atsiranda daug labai provežių, duodamas azimutas, tarkim, 156 laipsniai važiavus į tą kelią, turėtų kompasas rodyti. Ir toliau, tarkim, 2 km 340 metrų važiuoti pagrindiniu keliu, kad ir žvyrkeliu, po to vėlgi ten gali būti pažymėta, kad tai bus namas, ferma, gali būti padanga kažkokia gulės ar dar kažkas, keiti kryptį, azimutą ir visas tas maršrutas yra taip išrašytas. Daugiau nieko kito, apart didelio bendro šalies žemėlapio, turėti ekipažas negali. Organizatoriai duoda GPS-ą, kuris iš principo turi specialias funkcijas, dėl to organizatoriai jį ir duoda. Iš ryto įvedi kodą, čia visai nieko, bet galima sakyti nerodo, įvedi kodą, tada jisai rodo tos dienos ne tai, kad maršrutą, o iš principo. Ten yra užkoduoti paslėptieji vadinami taškai, kuriuos tu turi pravažiuoti. Ir ką jisai rodo? Jisai rodo automobilio greitį, jisai rodo nuvažiuotą atstumą, jį galima įvairiai nulinti, galima kada nori, ta prasme, iš principo, bet kaip žaisti su atstumu. Ir jisai rodo kaip elektroninis kompasas azimutą. Ir privažiavus 90 metrų iki taško, jisai atsirakina ir tada pradeda rodyti kryptį. Dar šiek tiek pavažiavus viskas vėl, jisai dingsta ir vėl lieka toksai ekranas, kur per vidurį yra azimutas, rodo greitį, yra įspėjimas, kur yra greičio ribojimo zonos, tarkim per kaimelius važiuojant, kur gink-dieve negali viršyti, tai gausi automatiškai baudos. Tai yra tokia informacija iš jo. Ir viskas. Jisai kaip elektroninis kompasas, elektroninis spidometras ir elektroninis odometras. Viskas. Kuo jūsų pasiruošimas skiriasi nuo vairuotojo ir kaip jūs įmanom pasiruošti tokiam darbui, kai jūs dabar pasakot, nes jeigu aš įsivaizduoju važiuoti 160 ir dar greičiau, ar ten 200 ir taip orientuotis, kaip treniruotis? Jo, tai yra iš principo tiek diktavimas, nuspėjimas. Kiekvieną dieną, tarkim, finišavus įvažiavus į tą stovyklavietę vadinamą bivaką, gauni sekančios dienos kelio knygą. Ir aš tada darau namų darbus. Tai aš visą prasiverčiu, turiu 5 spalvų flomasterius ir aš darau pažymėjimus. Taip, kad automatu, kad veiktų ne tik, kad reikėtų būtinai sąmoningai nuskaityti informaciją, bet kad pati spalva jau duotų informaciją, kad galima būtų intuityviai, automatiškai kuo daugiau informacijos siurbti. Nes būna tokių atstumų ruožų, kurie yra labai, kaip pasakyti, labai sunkus techniškai. Jeigu yra tarp taškų kažkokių tai mažiau nei 400 metrų ir tu turi persakyti informaciją vienokią ar kitokią. Mes abu tenai nevažiavę, niekas ten nevažiavęs. Iš principo, tuo ir skiriasi rally reidai, kad ta informacija parašta yra organizatorių. Tai turi spėti padiktuoti, bet kas yra 400 metrų? Tai yra kelios sekundės. Iš principo ir iš karto ten gali būti, tarkim, įvairūs pavojai žymimi. 1 šauktuku, 2 šauktukais arba 3 šauktukais. 3 šauktukais tai tikrai ten gali būti toksai skardis, gali būti, ta prasme, tokia vieta, kur gali palikti automobilį, o kartais ir sveikatą, ar galbūt ir gyvybę. Tai tu turi spėti visą tai pasakyti, bet būna tie kelio taškai, kad įsukai, ten kokia nors spigliuota tvora, pasukai į dešinę, pavažiuoji 120 metrų, tada keliai įsišakoja, tarkim 5, ten prie kokios fermos. Tu turi įsirinkti 3 nuo kairės, važiuoti, spėti sužiūrėti azimutą, vėl už 80 metrų, ten apvažiuoji kažką ir turi spėti visą tai susakyti ir dar spėti apsižiūrėti, nes vienas dalykas, Benediktas žiūri važiavimo, taip sakant,
trajektorijas ir kad saugiai važiuoti, aš turiu spėti apžiūrėti, kas dedasi aplinkui, susiderinti su kelio knyga, tiksliau atpažinti. Nes tai, kad tu pamatai, tu stengiasi vietovėj, skanuodamas akimis atpažinti, ar tikrai tai yra tai. Papasakokit ne tik apie savo darbą, nes tą pagrindinį, ne tik skaitymą, bet jūs dar turit sekti, kiek turit vandens, kiek sunaudojat degalų, kokia automobilio techninė būklė, kaip patys jaučiatės, tai kiek iš tikrųjų to šturmano Dakare, kiek tu turi profesijų. Bet tai tiek profesijų yra, sekti laikus, nes yra laiko kortelės, kada išvažiuoti, kada startuoti, tai yra išleidžia į stovyklavietės prie vartų, tu turi būti lygiai tą minutę, gauni laiko kortelę, nuvažiuoti iki starto vietos, tu turi būti tinkamu laiku, atvažiuoji anksčiau, tai turi laisvo laiko, bet kada įvažiuoti jau į starto zoną, tu turi irgi pagal minutės, tai yra laiko kortelių sekimas. Tada vėlgi susitikrinimas ir bendravimas su mechanikais, kad tiek prisiminti tai, ką pasakys Benediktas, bevažiuojant vieną ar kitą nusiskundimą, tiek jau po finišo važiuojant iki stovyklavietės, aš užsirašinėjau visas pastabas, tai ką mes, taip sakant, pastebėjom, kas blogai veikia, ar dar kažkas nepilnai veikia, kur ką reikėtų mechanikam padirbėti, visą tai susirašai, aš priduodu tą mechanikam. Tada irgi su mechanikais, natūralu, tik tai persipatikrini, ar pakankamai yra vandens, ar to yra, papildomai stengiuosi pasiimti vandens ir pasidėti buteliukais, kada galima būtų atsigerti, arba jeigu pritrūktų Benediktas, nes jisai vairuoja, tai jam 3 litrai, aš pasitenkinu 1,5 litro vandens, bet dar turiu buteliukų, jeigu reikia atsuki paduoti, ta prasme, kad svarbu, kad jisai vairuotų komfortiškai ir nejaustų dehidratacijos.